štai dar viena ryški mergina, tikinti, jog turi tą paslaptingąjį X faktorių. Myli, nemyli. Tik atrodo, tekstą bus supainiojusi. Palaukai, nugido lapo. Va, dabar jau gerai. Nepateksiu. Pateksiu. Aš esu Erika, man yra 26 metai ir aš esu iš Kauno. Erika tikrai pripratusi prie kamerų. Jos televizinis startas buvo prieš keletą metų dainingame realybės šou Dangus 2. Tik tuomet jie atrodė visai kitaip ir, ne, jums neatsidveina akise. Dainavo kartu su savo seserimi Dvyne. Kadangi sesuo augina mažą vaikelį, tai savo vestuvėms dar tik besiruošianti Erika šiandien X faktoriuje viena. Iš tikrųjų pasilgau aš jau tų emocijų, tokių, to jaudulio, tokio, kai tu stovi nervinės, lauki 10 valandų, kada tave pakvies į sceną, nežinai, kada išeisi, išeini, dar šiek tiek nusišneki. Aš dabar dirbu muzikos mokykloje, turiu savo vaikučius ir mokau juos dainuoti. Tai va, dar ko visada labai bijojau, kad jeigu aš ateisiu ir kas nors nepasiseks ir sakys, šitą moko vaikus dainuoti ir pati nemoka. Na taip, autoritetą išsaugoti norisi, bet parepetuoti pergalės džiaugsmą taip pat būtų ne pro šalį. Gerai, dar pagardoti reikia. Labas vakaras. Labas vakaras, kuo jūs vardu? Aš esu Erika. Atvykau iš Kauno. Na gerai, kągi, publika jau jūsų, čia akivaizdu. Erika, ką jūs veikiate gyvenime be to, kad akivaizdžiai dainuojate dar? Aš dirbu dar ir mokytoja. Mokytoja, ką mokot? Labai bijojau šito klausimo, nes jeigu nepavyks gerai sudainuotis, tai sakys, ką ta dainavimo mokytoja čia veikia. Jūs dainavimo mokot? Nu, užtat, bet batai gražus. Aha, labai. Ačiū. Gerai, Erika, ką šiandien dainuosit? Pink Bridge of Lights. O, Pink, pagaliau, kaip aš jos laukiu. Pirmin. Pink, pink, aš stoju. Just when you think hope is lost and giving up is all you got. Aš labai atsiprašau, gal galima nuo pradžių. Nespėjau aš. Galima aš? Negerai, Erika, jūs mato, jūsų mokiniai, nesusimaukit. Tai va dabar jau tą patį ir pagalvoju. Viskas gerai. Ačiū, dar kažko. Just when you think hope is lost and giving up is all you got. Aš labai atsiprašau, nežinau, kas atsitiko. Erika, gal kitą dainą tiesiog? Ne, viskas man gerai. Vaikat ir atsipalaiduok, gerai susim, tučtojau. Ei, viskas, palaiko! Just when you think hope is lost and giving up is all you got. Blue turns black, your confidence is cracked. There seems no turning back from here. Sometimes there isn't an obvious explanation why the holiest hearts can feel the strongest palpitations. That's when you can build a bridge of life. That's what turns the wrongs all right. That's when you can't give up the fight. That's when love turns light out in a day. That's when loneliness goes away. That's why you gotta be strong tonight.
take it on the chin, but forget to let love back in. That's when love can build a bridge of life. That's when times are wrong, so right. That's when you can't give up the fight. That's when love turns light on me today. That's when loneliness goes away. That's why you gotta be strong tonight. 'Cause only love can build us a bridge of light. Only love can build us a bridge of light. Na va, matot, Erika. Akivaizdu, kad didžiausia problema jūsų esat pati savo. Tikriausiai šiandien nuo to laukimo. Gerai. Kaip pasakiau dėl vaikų, tai Pamiršta. gerai. Ir dažnai tai būna, kai mes save nuvertinam ir visiškai be reikalo. Tai žinok, viskas tam yra labai labai gerai. Ir emocija buvo nereali, ir dainuoji tu iš tiesų gerai. Ir manau, kad mokiniai turi tavim didžiuotis, o visų pirma pradėk didžiuotis pati savimi. Aš kreipiuosi į Eriką, į tavo mokinius. Aš tiesą sakant džiaugiuosi, kad tai įvyko, nes jie taip pat pamatė, kad tu esi ne tik mokytoja, bet ir žmogus. Ir taip pat su savo rūpesčiais ir kartais tam tikromis problemomis. Bet visame kitame, be jokios abejonės, aš net nebejoju, kad kai tavo mokiniai pamatys šią laidą ir kaip tu pasirodai šioje scenoje, jie tave apsikabins ir pabučiuosi visus krostus. Nes tu pasirodai labai šauniai. Ir todėl, Sauliau, ką sakai? Aš tai sakau taip. Ačiū labai. Kitas Sauliau, Aišku, kad taip. Ačiū. jūs ten. Tu man labai patinki, taip. Ačiū. Erika 4 taip, jūs šaunuoliai. Nu, bet supranti, kiek ateina į sceną ir iškart matom, kad ar gerai, ar blogai bus. Ne? Dar net nepasakius nieko, iš karto buvo tokia, asmenybė. Negaliu nei džiaugtis, nei nežinau, bet jausmas daug dvipusis dabar. Lik turiu 4, taip, bet kaip džiaugtis, kai mokytoja taip susifeilina. Ei, ačiū, kad žiūrėjai. Ar nori dar daugiau video? Jeigu taip, spausk prenumeruoti. Daugiau apie X Faktorių naujienų ir pramogų portale tv3.lt.